Profilio nuotraukoje yra svarbu, kad visų pirma matytųsi visas veidas ir matytųsi akys. Nes žmonės, kurie, nepatikėsite, bet žmonės, kurie nori pirkti jūsų paslaugą ar prekes, jie perka iš tiesų jūs. Todėl jie turi matyti jūsų akis, nes tai yra kontaktas. Antra, jie turi matyti pilną veidą. Ne pasuktą rakursų 3/4 ar tiesiog iš profilio padarytą nuotrauką, o visą. Dar labai svarbu, kaip jau supratote, kad veidas matytųsi, o nebūtų kažkur trečiame plane, prie jūros, prie kalnų. Nes žmonės, kaip ir minėjau, perka paslaugos tiekėją, o tik po to paslaugą. Antras žingsnis įkėlus kokybišką foto yra padaryti tinkamą savęs aprašymą. Kodėl sakau savęs? Todėl, kad labai dažnai žmonės pradeda aprašinėti savo paslaugas arba savo prekes, o iš tiesų aprašymas yra skirtas jūsų pranašumui pabrėžti. Beje, patarčiau pasiskaityti tokias pat paslaugas teikiančių žmonių aprašymus. Taip jūs sugebėsite pateikti kažką įdomiau, kažką kitaip, arba pateikti kažką savo išskirtinio ir individualaus. Neskubėkite aprašyti paslaugų, aprašykite pirmą save. Darbų pavyzdžiai jūsų asmeninėme puslapyje tai yra jūsų patikimumo ir jūsų patirties kriterijus. Todėl pamėginkite į save pažvelgti iš šalies ir pasižiūrėti į tuos darbus, kuriuos atrinkote kaip pavyzdžius. Ar ten tikrai matyti visą jūsų patirtis, tai yra skirtingi jūsų užsakymai, skirtingų laikmečių padaryti, ir ar iš tų darbų jūs atrodote patikimas. Nes galbūt jūs rodote arba labai sudėtingus, arba kaip tik labai paprastus darbus. Todėl pasižiūrėkite ir įvertinkite, nes pasižiūrėję pirmus, netgi pavyzdžiui 5 pavyzdžius, žmogus apsispręs, nori su jumis dirbti ar ne. Kuomet jūs atrinksite savo darbų pavyzdžius, nepalikite tuščios aprašymo grafos, o aprašydami darbus atkreipkite dėmesį į 3 labai svarbius aspektus. Pirma, kokia buvo užduotis. Antra, koks buvo sprendimas. Ypač jeigu reikėjo kokio nors netradicinio sprendimo. Trečia, kiek laiko jums reikėjo tą užduotį atlikti, nes tai potencialiam klientui padės įvertinti, ką jūs galite ir kiek verta jumis pasitikėti. Atsakant į potencialaus kliento užklausą raštu, visų pirma reikėtų prisiminti, kad tai ne SMS žinutė. Neapsiribokite 1 ar 5 žodžiais. Parašykite kelis sakinius. Pirma, vertėtų sudominti klientą ir pasinaudojus progą pateikti jam daugiau informacijos apie save ar savo prekę. Antra, atsakyti jo užklausą plačiai ir išsamei, kad jis tikrai gautų atsakymą, nes patikėkite, per mažai informacijos erzina jūsų būsimą klientą. Trečia, laišką pabaigti taip, kad klientas norėtų su jumis susisiekti. Tai gali būti pasiūlymas paskambinti kitą dieną arba tiesiog pabaigti laišką klausimu, kad žmogus norėtų jį atsakyti. Atsiliepę į kiekvieną skambutį, bendraukite su potencialiu klientu taip, tarsi jis būtų svarbiausias jūsų gyvenimo klientas. Neskirstykite, nesvarbu kokio dydžio paslaugos jis norės. Jūs turite būti mandagus, turite būti išsamus. Jeigu neturite laiko, taip ir pasakykite, mes visi esame užimti. Tačiau jeigu jūs skubėsite, barbėsite arba kalbėsite labai paprastai ir techniškai, jūs galite prarasti klientą. Būkite mandagus. Jeigu neturite laiko, pasakykite, kad perskambinsite konkretų laiką ir tikrai perskambinkite. Patikėkite, žmonėms patinka punktualumas. Nepraraskite kliento vien dėl to, kad jums šiandien šalta, ar jūs skubate, ar neturite laiko. Kai jūs susitinkate su klientu, labai svarbu, kad jis pamatytų, jog jums sekasi. Ką tai reiškia? Jeigu jūs prašote tam tikros sumos, o atrodote kaip vos sudurantis galą su galu, klientas pagalvos, arba jam kiti tiek nemoka, arba jis mane nori apgauti. Tai viena. Antra, nesvarbu, kokį darbą dirbate, jūs visada turite būti tvarkingas. Ir dažniau, jeigu esate meistras, dažniau skalbkite savo drabužius. Jeigu esate kūrybiškas žmogus, patikėkite, kad jeigu einate į kostiumuotą aplinką, pamėginkite prie jos prisiderinti. Visada verta yra pasidomėti aplinkai, kurią einate, nes jeigu jūs labai išsiskirsite, tai jums tik sutrukdys sėkmingai parduoti savo paslaugą. Prisiminkite tai.
Kiek svarbu yra investuoti lėšų save efektyviai pristatyti? Žinote, anksčiau sakydavo, dideli suvalgo mažus, dabar jau sako, greiti suvalgo lėtus. Taigi, jeigu jūs ilgai svarstysite, ar verta jums investuoti į jūsų skelbimo iškelimą, ar verta jums investuoti į kuo efektyvesnį savo paslaugos pristatymą, visada bus tas, kuris jau tai darys. Taigi, jūs eisite paskui. O jeigu jūs eisite paskui, turėsite mažiau klientų. Tad visada pagalvokite, ar sunku yra skirti 10, 30 ar 50 eurų, jeigu jie grįž ir padės jums uždirbti 200, 500 ar 1000.